Tai praeitą savaitę apžvelgėm kainų leidinius ir pratęsim šią tradiciją trumpai juos apžvelgti. Tai kadangi praeitą kartą aptarinėjom advento kalendorius, tai dabar paskutiniai, kaip sakant, atsilikę veikėjai prisijungia į kalendorių lenktynes, save vos nepigiausių tinklų tituluojantis Lidlas ištraukė Kinder advento kalendorių žvaigždę po 8,99. Jie labai tvirtai jaučiasi, nežiūri nei mūsų laidų, nei konkurentų kainų. Tuo tarpu, kai šis kalendorius maksimum yra 6,99 €, o Rimi, kuris irgi nežiūri nei mūsų, nei konkurentų kainų, tai ištraukia taip pat advento kalendorius, bet reiškia tom žvaigždė yra 42% nuolaidos, įdomu, kas ten bus lentynoje, bet praeitą kartą aptartas M&M's kalendorius, tai jau Maxima trečią savaitę laikys kainą M&M's kalendoriui 7,99, o Rimi startuoja su nuostabia kaina su 30% nuolaida 8,39. Tai ta prasme, visi skelbėsi pigiausiais ir piguoliais, bet kaininių pasiūlymų normalių neduoda. Bendrai apie visus leidinius galima pasakyti tą patį, nes kol kas tik tai visi įeina į tą kalėdinį maratoną, nori, kad atrodytų pigiai, bet nenori nieko gero siūlyti. Tai iš tokių geresnių pasiūlymų, bet galbūt per daug nieko nestebinančių, tai Maximoje toliau pardavinėja mandarinus po 99 centus už kilogramą, prie to prisijungia ir iki su mandarinais po 99, primenu, praeitą savaitę pas juos buvo ten kažkokia kosminė kaina. Reiškia, iš tokių tvirtesnių, įdomesnių pasiūlymų, tai kur tikrai pritrauks pirkėjus, tai Maximos didžiųjų nuolaidų dienos, DND dienos, tai perkant dvi nemaisto prekes, tas pačias, čia taikoma 50% nuolaida. Tai praktiškai su šiuo pasiūlymu Maxima ir nuneš visus nemaisto prekių pirkėjus ir dovanų ieškotojus. Nes, tarkim, jeigu pasižiūrėti atsvarą, tai kaip aš sakiau, Rimis išėjo su dekoru advento kalendoriais, kur su kainom vėlgi nepataikė. Pas iki yra juodai geri pasiūlymai nežinomai buitiniai technikai Denver, kur irgi nerodoma nei jokių garantijų, įprastai kaip Lidlas rodo 2 metų garantiją, dar kažkas čia kažkokia nežinoma technika už kažkokią nelabai gerą kainą, bet iš tikrųjų vartotojas nelabai supras kokią kainą. Iš tokių geresnių dar kainų galima paminėti, Maximoje yra sprandinė be kaulo 3,49 €, tai praktiškai šitos kainos irgi niekas per daug nepermuša. Bet vėlgi, ta prasme, dar tos, kad eit apsipirkt, kad kažką gaut gero ir sutaupyt, šito leidiniuose nematom, kaip ir minėjau, išskyrus tas didžiasias nuolaidų dienas nemaisto prekiam, iš tikrųjų labai laiku ir puošti segles reikia ir ten, pavadinkim, didžiųjų nuolaidų dienos paskutiniais minutės dovanų apsipirkimas. Na ir kaip reziumėnus tais advento kalendoriais kiti stebina, arba Maxima uždėjo visiems per žemą kartelę ir jie negali tokios kainos pasiekti, kad nestebiu, bet kad stebėtina, nes, tarkim, didelės tarptautinės kompanijos yra tiek Rimi, tiek iki, tiek Lidlas, aš manyčiau, daugiau toks nusispjovimas, galvojimas, kad paleisim reklamų ir taip subėgs su jais supirks. Ir aš turbūt paanonsuosiu, kad dabar jau pradėjo miestas puoštis, tai matomai jau ir namuose žmonės puošiasi. Tai pabandysim galbūt rytoj pasižiūrėti kalėdinių dekoracijų, reiškia kainas.
Gal tu Tai įdomus metai, atsižvelgiant į tai, kad dalis tinklų yra, kurie stipriai konkuruoja su kaina, dalis tą atmetę, bet realią konkurenciją kainą, tačiau labai stipriai skelbėsi, kaip jie ten kerpa kainas, kokie jie piguoliai ir man paprasčiausiai įdomu, ar mes kaip specialistai vaikščiam žiūrim tas visas kainas, kaip pirkėjai pamatys ir kaip pirkėjai reaguos. Į tai, kad, tarkim, advento kalendoriaus skirtumas 2 eurai, tai reikšminga.